too late now to say sorry, 'cause I'm missing more than just your body. Sveiki, čia aš Luna iš Monster High Lutų kanalo ir čia laidelė pamokėlės su Luna. Ir dabar antra dalis ir šiandien aš parodysiu, kaip irgi man pasikeisti viršelį ir profilio nuotrauką. Tai jo, ir Mosetės ir Elė, atsiprašau, kad filmuoju su jūsų Luna, nes mano Luna perrinkta. Tai gerai, skrendam prie kompo. Jau atskridome prie kompiuterio. Kaip jau ateiname į Google, spaudžiame prisijungti. Kai prisijungiame, spaudžiame žodelį Gmail. Paspaudę, mums atsidaro mūsų Gmailas. Jeigu jūs norite pasikeisti šitą viršelį, kur man yra su burbuliukais, tai paspauskite šitą mygtuką. Atrodo kaip varžtas, vienu žodžiu. Kaip Rebekos akis, vienu žodžiu, paspauskite. Kai paspaudžiate, jums atsidaro tokia lentelė. Paspauskite žodį demos. Kai spaudę mygtuką, jums atsidaro visokiausi paveikslėlį ir tralelė. Bet jei jūs norite iš savo kompiuterio kokias nuotraukas, tai jūs paspauskite mano nuotraukas. Kai paspaudžiate, jums išmeta tokią lentelę ir jūs turėtumėte paspausti nuotraukos įkėlimas. Kai paspaudžiate, paspauskite pasirinkti nuotrauką iš kompiuterio. Ir jums atsidaro dar vieną lentelę ir jūs įsirinkate nuotrauką. Tada ją įsikeliate ir jūsų tas ekranas jau būna tą paveikslėlį, kur jūs paspaudėt. Bet jeigu jis labai ryškus, tas paveikslėlis, ir jums jis truputėlį nepatinka, kad jis toks ryškus, tai jūs paspauskite, vienu žodžiu, šitą mygtuką, tokį rutuliuką. Su šiuo rutuliuku galite, pažiūrėti, kaip jūs norite, kad būtų jūsų tie pakraščiukai, vienu žodžiu, juodesni ar baltesni truputėlį. Vienu žodžiu, jau įsirenkat, kaip jūs norite. Toliau spaudžiate mygtuką šitą. Šitą mygtuką spaudžiat. Ir tada reguliuojatės, kaip jūs norėtumėt, kad būtų blankesnis ar šviesesnis. Matot, čia pats blankiausias ir, žodžiu, kaip jūs irgi norit, taip jums galite tam pašviesėti. Tai jo. Kaip jau viską susireguliuojate, spaudžiate mygtuką įsaugoti. Štai ir jūsų viršelis yra pakeistas. Dar pamiršau pasakyti, kaip jau keičiate nuotrauką, galite paspausti šitą A raidę ir galite pasirinkti šviesų ar tamsų, kad jums čia būtų šitas fonas būtų baltas ar juodas. Šitaip atrodo šviesus, o šitaip atrodo tamsus. O kaip pakeisti profilio nuotrauką, tai spaudžiate šitą rutuliuką su jūsų nuotrauka. Paspaudžiate, jums išmeta štai tokį rutuliuką su užrašu keisti. Arba jums angliškai ten rašo. Kaip jau paspaudžiate mygtuką keisti, jums išmeta tokią lentelę, kur yra parašyta pasirinkti profilio nuotrauką. Tai jeigu jūs turite kažką tai jūsų nuotraukos iš Gmailo, ten visokiausių fotkių, jeigu jūs norite. Bet jeigu norite įkelti iš savo kompiuterio, paspaudžiate įkelti nuotrauką ir pasirinkti nuotrauką iš kompiuterio. Ir vėl jums išmeta tą lentelę ir jūs pasirenkate nuotrauką. Jūsų nuotrauką įsikelia ir jūs galite ją truputėlį apkarpyti. Kaip jau apkarpote nuotrauką, spauskite mygtuką nustatyti kaip profilio nuotrauką. Paspaudę jį jums įsirašo ir kaip matote, jūsų profilio nuotrauka jau pasikeitė. Ir viskas, jūs pasikeitėte profilio nuotrauką ir viršelį. Tai jo. Tai ačiū, kad žiūrėt ir kitą laidelę, tai yra trečią dalį, aš parodysiu, kaip sukurti stop motion ir ketvirtą padarysiu, laidelę padarysiu, kaip padaryti intro, nes viena vampė manęs to prašė. Tai ketvirtą laidelę būtinai jau parodysiu. Tai ačiū, kad žiūrėt, čia buvo Luna iš Monster High Lutų, tikiuosi patiko ir rašykit komentaruose, ko dar norėtumėt, kad aš jums pasakyčiau ar parodyčiau. Tai gerai, tada ate!